Taigi, norėdami prijungti savo įmonės paštą, arba nebūtinai savo įmonės, savo puslapio paštą, ką jūs ten turit nusipirkę ir išsinuomoję pašto serverį, tai jums reikia pradėti nuo to, kad iš pradžių reikės susikurti pašto dėžutę savo tam serveryje. Aišku, jeigu jau turite susikūrę, tai šitą žingsnį praleidžiate ir tarkim, įsivaizduokim, ką mes jau turim susikūrę. Aišku, turim susikūrę paštą, turim savo Gmailą, irgi susikūrę greičiausiai ir dabar toks nepatogumas. Norit rašyti laiškus ir iš Gmailo, norit rašyti ir iš savo naujo serverio pašto, tai jūs galite, aišku, iš pašto serverio rašyti per, tarkim, Outlooką, paštą kitą kokią programėlę. Bet dažniausiai žmonės nori viską turėti tam pačiam langė. Tai tokiu atveju jums reikia daryti štai va tokius žingsnius. Čiūkšt, spaudžiat ant dantračio. Čia visų nustatymų peržiūra. Atsidarom paskyros ir importavimas. Ir va, šitoje vietoje reikia prisidėti savo paštą tą, kurį turit susikūrę serverį. Tai mano atveju, pavyzdžiui, pasivadinom Domas. Ir tarkim, aš turiu paštą sukūręs Domas ir Lukas ir company@.lt. Tai va. Čiūkšt, kitas veiksmas. Čia išmetat serverio nustatymus. Čia pasirašom antroji eilutė tą patį, savo tipo prisijungimo duomenis. Toliau suvedam slaptažodį. Šiaip siūlo TLS, nežinau ne dėl ko ir kodėl rekomenduoja, nes visą gyvenimą naudodavomės SSL. Tai aš tik kažkaip už SSL ir čia pasirinkit 465. Gal portą pasikeičiant iš karto automatiškai ir parenka jisai į šitą. Dar sėki pabandom. 587 TLS, 465 SSL. Tai tada nieko keist nereikia, čia pasirinkam 465. Susėdam savo slaptažodį. Toliau. Sveikiname, viskas buvo nustatyta, liko tik vienas žingsnis. Dabar reikėtų nueiti į Domas ir Lukas ir company patvirtinti laišką. Tai tada tokiu atveju mes atsidarom naują skirtuką, einam į kur jūsų paštas, kuriam guli serveryje ir jūs užeinate čia į Domas ir Lukas ir company. Tai va, prisijungiam. Kasperskis čia dar kažko norėtų. Tai va, Gmail pašto komanda taralelė būtinai paspauskite šitą nuorodą. Tai spaudžiam šitą nuorodą, patvirtinam. Viso, pavyko, parašyta patvirtinimas. Šito lango greičiausiai mums nebereik. Šitą dar pasilikim, gal reikės. Tai va, susivedėm tokį dalyką. Tada mes turim, patikrinkite paštą iš kitų paskyrų, kad čia kartu mums rodytų šitoje vietoje gautus laiškus. Pridėkime dar kartą tą patį paštą. Čiūkšt. Tai va, čia įdomus pasirinkimas. Iš tikrųjų, tas POP3 reiškia, kad iš serverio visi laiškai bus parsiųsti į Gmailo paskyrą. Tai aš net nežinau. Čia vieniems kaip ir sprendimas, kitiems kaip ir ne. Vieniems reikėtų laikyti tos laiškus serverėje, kitiem ne, tai šiaip va čia galėsim ir pasirinkti, tarkim, Domas ir Lukas ir company. Ir slaptažodį vėl tą patį suvedam. Tik čia pop serverį keičiam, nes pas mumis jis yra kranklis.serveriai.lt ir prievadas yra 995. Tai va. Palikti nuskaityto pranešimo kopiją serveryje. Va šitas yra tas pasirinkimas, kuris turi dvigubą kopiją. Vieną kopiją turit pašte Gmail'e, o kitą savo serveryje tenai nutolusiam. Aišku, kažkada trinam mes tos laiškus iš serverių, kažkada tos vietos nebebūna. Tai gal ir gerai turit Gmail'e, ten tvarkotės, išsitrinat, reikalui esant po metų ar kiek nusprendžiat, kad reikia trint lauk, ištrinat ir iš serverių. Jeigu informacijos nebereikia, bet šiaip gerai turėti kopiją, maža ką. Nuskaitant laiškus visada naudoti SSL, žymėti gaunamus pranešimus. Tai va, tokį pridedam paskyrą. Kasperskis vėl čia man savo bairiais. Viskas, kur mes čia prisidėjom.
Taip, va dabar turim tokį variantėlį. Kaip ir čia viskas gerai pridėta. Čia tikrinamas paštas, tai dabar iš Domas ir Lukas ir Company siunčiami laiškai bus į Gmailą įgautuosius. Biškai reikia palaukti. Tai va čia tegu siunčias, o čia mes prie kažkur aš buvau prieėjęs. Prie etikečių. Jo, tai va. Tuoj atsius laiškus eisim pažiūrėti, kaip viskas atrodo. Tai va dabar sujungus Gmail patvirtinimas, kad galim siųsti laiškus kaip iš savo serverio pašto per Gmailą. Pavyzdžiui, čia spaudžiam. Yra pasirinkti vienas paštas arba antras paštas. Tai jau dabar galim kaip žmonės siųsti arba iš to. Ir kadangi susinchronizavo jau mūsų paštą, tai prie etikėčių atsirado mūsų naujas paštas. Šiaip labai patogu, plus galima etiketę spalvą pasirinkti. Pavyzdžiui, pasirinkat kokią, oranžinę. Tai visi laiškai, kurie bus gauti per šitą paštą, pas jumis bus pažymėti oranžinę spalvą. Pavyzdžiui. Iš savęs dėl savęs to atsiųsiu laišką. Kadangi čia yra prikabinta mūsų paskyra šita senolis Džekas, tai siunčiu iš savo asmeninio serverio į Gmailą per Gmailą. Skamba įdomiai. Pažiūrėkim, per kiek laiko ateis. Laikas dabar yra, kiek čia tų valandų? 12:12. Čiukšt. Išsiuntėm laišką. Opa. Aišku, čia kaip atsiuntėm iš karto, mėgom. Operatyviai. Domas ir Lukas ir Company užsidegė patvirtinimas vienas. O jeigu mes siųstumėm į mūsų paštą, pavyzdžiui, Domas ir Domas ir Lukas ir Company.lt. Tema testas. Taip, ką mes čia turim? 12, tos pačios 12. Čiukšt. Tai va, įeikime įgautuosius. Čiaukšt. Yra. Tipo pasižiūrėkim, kas kam dėl ko. Senolis Džekas, kam Domas ir Lukas ir Company. Čia toks buvo, ne? Bet dar vieną turėtumėm gauti. Tai ką čia nuo ko? Tai kaip sakant. Tokie dalykai. Viskas kaip ir atrodo veikia, viskas va taip paprastai padaryta. Tik tai dabar situacija. Jeigu jūs jungiat prie savo pašto, pavyzdžiui, ne kažkokią naują sugalvotą šitą reikalą, tai ir jūs neturit papildomai nusipirkę Gmailo tų gigabaitų, tai gaunas taip, kad tas 15 gigabaitų labai greit gali išnaudoti, jau turėsi 2 pašto dėžutės ant 1 gigabaitų. Tai net nežinau, kas geriau. Galit susikurti ekstra paštą, o kaip aš, pavyzdžiui, turiu tą senolis Džekas, susikurti ekstra kažkokį paštą ir prie to pašto prikabinti šitą naują paštą. Tada gausis, kad tas 15 gigabaitų pas jumis bus grinai šitam iš serverių jūsų asmeniniam paštui, kadangi jūs nenaudosit to naujai sukurto pašto. Tai va, rekomendacija tokia ir paprasta, darykite taip, kaip reikia.